Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką ir ačiū, kad komentuojat. Ir, pažiūrėkit, koks grožis. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus. Įsirinkit savo kortą iš tų raibų nugarėlių. Kortų nugarėlių. Oi, kaip gražu. Kurią norit, tą ir pasirinkit ir kada norit. Ir todėl dabar skaitau ir oi, įsimylėjėliai. Jeigu jūs ieškojot meilės, tai jinai jau čia ir yra. Jau ir ateina, jau ir tik durys prasivers ir įeis jūsų meilė būtinai. O tiem, kurie jau meilę turi seniai ir kurie jos neieško ir užsiėmė kitokiais reikalais, tai pasakysiu taip, kad rytoj jūs rasit kitą pusę tam, kad kažką įdomaus nuveiktumėt. Galbūt eit pasivaikščiot. Gal ką nors kartu pagamint. Ką jūs norėsit kartu gaminti, kartu daryt. Gal jūs susirasit kokį kompanioną verslui daryt. Gal rasit kompanioną ar kompanionę, ar kolegą ar kolegę vykdyt projektui. Ar kartu iššluot kiemą. Ar kartu, bet ką padaryt. Kai jums patinka būti kartu su kitu žmogum, kai jūs jaučiat kito žmogaus paramą, kai jis jaučia jūsų paramą, kai jūs galit vienas kitam padėti, vienas kitą palaikyti, vienas kitą pralinksmint, vienas kitą kažkaip įkvėpt. Jūs tiesiog būsit su kita savo puse. Su savo puse viskas gerai. Jūs su savo puse čia netinka. Su kitu asmeniu, kuris jums mielas, su kuriuo jums patogu, su kuriuo jūs norit būti, su kuriuo sutampa jūsų planai. Ir būna taip, kad planai sutampa. Ir tada labai smagu veikti, tada didelis geras rezultatas. O čia labai graži nuotrauka. Ir tai, ką jūs čia matot, irgi labai puiku. Pasinaudokit rytoj tokią galimybę. Kai mes gaunam 5 pentaklių, tai yra tokia ne visai stabili situacija. Kai tarytum atrodo, kad kažko trūksta, kad jūs kažko nespėjot, kad jūs kažko negavot, kad jums, dar kažkaip nenusistovėję reikalai, šiek tiek kliba, šiek tiek kažkas tai, kažkas atrodo nelabai tobula. Bet taip tik tai atrodo iš pradžių. Šitą situaciją verčia jūs veikti, galvoti ir kažką nuspręst ir tada jau labai net ir patobulėt. Taip, kad neįsigaskit jokių sudėtingų situacijų, jokių nestabilių situacijų, o įjunkit savo sveiką protą ir pamatykit puikų rezultatą. Tai yra pinigų korta. Tų pinigų, kuriuos jūs tuoj susiorganizuosit, gausit ir labai pamatysit. Tik gerai reikės atsimerkti. O čia jau ateina jums ateina tokia energija, jėga, galia, daug gerų minčių, toks truputį ažiotažas, jūs labai greitai viską norėsit veikti. Jūs turėsit daug veiksmo, jūs turėsit daug idėjų, daug energijos svarbiausia.
ir ta energija jum nesiliaus atėjus visą dieną. Jūs nepavargdami darysit visokius įdomius dalykus, visokius šaunius dalykus. Gal jūs dirbsit, gal jūs keliausit, gal jūs apsipirkinėsit, gal jūs, nežinau, ką gali veikti žmogus, gali veikti daugybę visokių įdomių dalykų. Tai rytoj jums užteks energijos, jums rytoj užteks valios, jums užteks pinigų, jums užteks visko, kad gyventumėt įdomiai, linksmai ir... ir ką čia bepridursi, įdomi diena jum ateina ir aš jum truputėlį pavydžiu. Tai va, kur jinai. Tai vyriausioji žinė. Tai šita žinė jum primins apie jūsų intuiciją, apie jūsų magiškas galias, apie jūsų, tą kitą pusę, tą tokią užslėptą pusę, užpaslaptintą, kurią jūs žinot, kad turit, bet greičiausiai niekam nerodot. Jum jos gali rytoj prireikti. Gal jum reikės perskaityti kokią mintį, pažiūrėjus taip į žmogų iš šalies. Gal jum reikės sužinot kokią paslaptį ir jūs ją sužinosit. Kad skaitysit mintis, tai aš jau sakiau, jūs jausit vibracijas, jūs jausit savo galią pakreipti įvykius tokią linkmę, kur jum reikia. Taip nelabai net judėdami iš vietos. Gal tai bus koks žodis, gal tai bus koks atodūsis, gal tiesiog mintis. Jūs pamastot mintį ir jau viskas vyksta, kaip jūs norėjot. Tokia paslaptinga paslapčių atskleidimo diena. Jūs savo aiškiaregystės dovaną, kurią ar slepiat, ar neslepiat, rytoj būtinai panaudosit. Stebėkit, tai bus įdomu, tai visada įdomu. Taip pat ateina įdomi diena, tik tai be spurdėjimo, be skubėjimo, be ypatingų kažkokių pastangų. Jūs sėdėsit kaip ta žinė soste ir stebėsit. Ir viskas vyks pagal jūsų scenarijų. Tai puiku, jūs tai nudžiugins.